kurios tiekia paslaugą šiauliečiams ir kurias lengviausia rasti paskambinus vienu numeriu 1616. Šiandieną lankysimės įmonėje GP Soft, kurios meistrai gali atvykti ir į jūsų namus, sutvarkyti kompiuterį ir ne tik. Surinkus numerį 1616 jūs galite gauti daug paslaugų. Viena iš paslaugų tai yra meistras į namus. Sugedus jūsų kompiuteriui, surenkate trumpąjį numerį, pasirenkate meistras į namus ir pasirenkate mūsų įmonę, tai yra skubus kompiuterių remontas namuose ar įmonėse. Atvyksime greitai, išspręsime jūsų problemą ir jūs toliau galėsite dirbti kompiuteriu. Prireikus galime už mažą kainą pasiūlyti jums naują kompiuterį. Pagal jūsų poreikius pasiūlysime būtent tai, kas jums reikalinga. Taip pat važiuojame į įmonės, pildome tonerius, prižiūrime visą IT ūkį. Tonerius, kompiuterius taip pat, jeigu reikia, paimame greitai iš jūsų namų ar įmonių, sutvarkę arba užpildę tonerius, kasetes įvairiausių modelių, atvešime į jūsų nustatytą vietą. Daugiau informacijos apie mūsų atliekamas paslaugas rasite mūsų puslapyje www.gpsoft.lt. Primename, kad vis dar vyksta mokėjimo akcija. Atsiskaitykite už elektroninių ryšių paslaugas už 15-16 metus ir kas mėnesį sutaupykite net iki 3 litų. Akcija vyksta iki 15 metų vasario 1 dienos. Atsiskaitykite litais, neteks galvos sukti mokant eurais. S Plus partneriai Išmanioji mokykla turi naujienų visiems išmaniems, mažiems ir dideliems. Džiugu, kad Išmanioji mokykla suburia vis daugiau vaikų ir jaunimo besidominčių mokslo ir technologijomis. Vyksta nuolatinė registracija į užsiėmimus, todėl vis populiarėjantis užsiėmimai rodo, kad Šiaulių miesto ir rajono vaikai nori ir siekia tapti kūrėjais. Įgytomis žiniomis jie noriai dalyjasi su savo bendraamžiais ir su užsiėmimų vadovais. Neatsiliekame nuo naujausių technologijų, todėl šiais metais turime tokią naujieną – Oculus Rift akinius. Tie, kas švenčia pas mus gimtadienį, gali juos išbandyti. Vaikai, tėveliai sėkmingai ir įdomiai pasineria į virtualų pasaulį. Vyksta vienkartiniai edukaciniai užsiėmimai klasėms ir tokie užsiėmimai kaip robotika, skaitmeninė fotografija ir 3D menas. Šiais metais mes siūlome susipažinti su elektronikos pasauliu ir kviečiame į vienkartinį elektronikos edukacinį užsiėmimą. Sužinos vaikai, kaip naudotis Arduino mini kompiuteriu ir įvairiais elektros įrenginiais. Taip, kad bet kurio dalyko mokytojas gali ateiti pas mūsų klase ir sužinoti, kokios yra robotikos, skaitmeninės fotografijos, 3D meno ir elektronikos paslaptys. Drauge kuriame savo ir vaikų ateitį, todėl norime pakviesti kiekvieną prisidėti įvairiomis formomis prie šio vieningo kūrybos proceso. Kas teisingai atsakė į praeitos savaitės viktorinos klausimą ir laimėjo prizą, mums šiandieną padės išsiaiškinti Irmina, kuri svečiuojasi Šiauliuose. Ir laimingoji tapo laimingai Jurgita Padvarytė. Sveikiname laimėtoją Jurgitą Padvarytę. Su ja susisieksime asmeniškai. Naujas viktorinos klausimas. Kiek yra Šiaulių mieste S Plus klientų aptarnavimo skyrių? Teisingus atsakymus, kaip visuomet, siųskite elektroniniu paštu viktorina@splus.lt. Nepamirškite nurodyti savo vardo bei telefono numerio. Teisingai atsakęs į šį klausimą laimės puikią sportinę S Plus kuprinę. Šiandieną laidą baigiame. Atsisveikinu. Nepamirškite dalyvauti S Plus viktorinoje, juk prizai tikrai šaunūs.
Sveiki, jūsų dėmesio Šiaulių miesto savivaldybės laida Miesto savaitė. Šiauliuose šeštadienį neoficialaus vizito atvykęs Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje apsilankė miesto savivaldybėje. Svečią priėmė miesto vadovai ir verslo atstovai. Abi pusės aptarė svarbius ne tik Lietuvai ir Ukrainai, bet ir Šiauliams rūpimus klausimus. Vėliau ambasadorius